Plėvesenė. Šiandien mes aptarsime ir apšnekėsime savo šalį, nuostabią tėvynę Lietuvą. O dabar mes paklausinėsime žmonių šiame nuostabiame Vilniaus senamiestyje įvairiausių klausimų apie Lietuvą ir sužinosime jų žinias. Pirmasis klausimas. Išvardinkite Lietuvos vėliavos spalvas. Raudona, geltona, mėlyna, oranžinė. Raudona, geltona, žalsva, salotinė. Kas dar? Melsva. Raudona, oranžinė, geltona. Žalia lygtais yra violetinė. Raudona, mėlyna, geltona, žalia, violetinė. Dauguma žmonių buvo neteisūs šiuo klausimu. Lietuvos vėliavą sudaro tik 3 spalvos – geltona, žalia ir raudona. Geltona reiškia saulę, žalia – žemę, o raudona – lietuvių kraują pralietą karuose. Įdomu, ar mūsų apklausos dalyviai turi žymių giminių? Salomėja Nėris, Vincas Kudirka, Barakas Obama. O ar mūsų apklausos dalyviai žino, kokiegi garsiausi Lietuvos karai? Eina lietuviški Utenos, Švyturio, Kalnapilio, Biržiečių, Stačias. oi, nežinau. Švyturys, Kalnapilio. Ir vėlgi mūsų apklausos dalyviai suklydo. Karų Lietuvoje buvo įvairių, bet ne vieno iš jų pasakytų. Buvo Saulės, Žalgirio, Durbės. Visus šios lietuviai laimėjo ir įrodė, kad yra neapsakomai drąsūs kovotojai. O kokiamis gi upėmis gali didžiuotis Lietuva? Misisipė. Gangas. Nilas. Labai gaila, kad lietuviai nežino savo krašto geografijos. Įvairiausių upių jie Lietuvoje atrado, bet jas iš tiesų per ją tekėtų nelabai daug liktų ir gyvenamojo ploto. Taigi, o tikros didžiosios Lietuvos upės – Neris, Nemunas, Nevėžis. O kasgi buvo vienintelis ir nepakartojamas Lietuvos karalius? Pama. Pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius buvo Mindaugas, išrinktas į sostą 1253 metais ir karūnuotas toje vietoje, kur dabar yra Vilniaus arkikatedra bazilika. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Ar mylite jūs? Myliu Lietuvą tikrai. Taip, Myliu. myliu. Visą gyvenimą pragyvenimą. Nu tai matau, čia kaip tokį klausimą užduoda jau mano metų žmogui. Tai yra toks atsakymas. Jeigu čia gimėjai, čia užaugai, čia subrendai ir čia pasenai, tai mano klausimas irgi yra, tai kaipgi nemylėti, tai ką tada mylėti? Sutinkat su tuo? Taip. Na taip. Kitas klausimas, kaip jau ten gyvent, kokie yra, tai čia jau visai kitas. Bet savo vis tiek gimtąjį lizdelį, tai reikia mylėti. Tai nejaugi dabar atvažiavę kiti pamylės geriau už mus. Ne? Taip nebus. Šito nereikia. Taip, myliu. Aišku, mylim. Ar mylim Lietuvą? Taip, aišku. Aišku, kad myliu. Ligas ir nelaimes, mokėk už nesėkmes, savo ir baimės. Barbra Streisand. Barbra Streisand.